Raseinių rajono ūkininkai pirmieji aplankė po renovacijos duris atvėrusi Raseinių rajono kultūros centrą. Čia surengta konferencija skirta šių metų žemės ūkio aktualijoms aptarti. Į renginį susirinko rajono vadovai, Seimo nariai bei mūsų krašto ūkininkai. Gausiai susirinkusius dalyvius pasveikino Arvydas Nekrošius, Raseinių rajono savivaldybės meras. Garbūs svečiai, visų nevardinsiu pareigybių, nes labai daug, mėly ūkininkai, sveikinu čia susirinkus į šią konferenciją. Svečiai gal nežino, tačiau vietiniai turbūt pastebėjo, kad mes susirinkom kultūros centre, kur 9 metus laukiam, kada galėsim čia susirinkti. Šiandien yra pirmasis oficialus renginys. Tai mėly ūkininkai, tikrai jūs parodote kryptį, kaip kultūros centrui pradėti veikti, ir šitą konferenciją, kuri būrė didelę bendruomenę mūsų visų, ir parodys tą tokią gerą tendenciją, kur galėsim nuo šiol rinktis ne tik tais į spektaklius, į teatrus, tačiau ir turėti kokybiškas konferencijas, kur galėsim padiskutuoti, pasišnekėti aktualiom temom. O šiandien konferencija, kuri, žiemos laikotarpiu tokia, techninė pertrauka, technologinė pertrauka, kaip čia pasako pas ūkininkus, kur yra šiek tiek laiko skirti mokslui, informacijos rinkimui, pažinimui tam tikrų dalykų. Tai šiandien pasidalinsim tą informaciją ir ką rajone turim, pasiklausysim, ką ministerija suplanavusi, ką kitos įstaigos planuojasi. Ir gerbiami ūkininkai turbūt irgi savo įžvalgas, klausimus gal kažkokius užduos, pasidalins savo įspūdžiais, norais, tendencijom. Tai turbūt tos konferencijos, kokios dabar ir bus, turbūt vienas iš geriausių būdų pabendrauti, pasidalinti įspūdžiais, tai to ir linkėsiu. Kad konferencija būtų ne tik tais, taip vadinkim, dėl paukščiuko, kad jinai būtų naudinga visiems. Tai ačiū visiems ypatingai atvykusiems svečiams, kurie pasidalins informaciją, ir ačiū visiems ūkininkams, kurie šiandien taip gausiai susirinko. Geros konferencijos. Dėkojame gerbiamam merui už gražius žodžius ir žodį tarti kviečiame gerbiamą Ūkininkų sąjungos pirmininką Irmantą Šatkauską. – 2025 Lietuvos ūkininkams buvo kupini iššūkių. Atstovaujant ūkininkų interesus, Briuselyje teko ir dujų paragauti. Su šypsena kalbėjo Irmantas Šatkauskas, Lietuvos ūkininkų sąjungos Raseinių skyriaus pirmininkas. Jis susirinkusiems pristatė išsamią skyriaus veiklos ataskaitą ir įvardino svarbiausius nuveiktus darbus. Šių metų pradžia Raseinių krašto ūkininkams jau pažymėta pergalė. Sausio pradžioje Kėdainiuose vyko tradicinis draugiškas ūkininkų 3-3 krepšinio turnyras, kuriame buvo varžomasi dėl pereinamosios Aleksandro Stulginskio taurės. Raseinių komanda Raseinių Lūšis tapo turnyro nugalėtojais ir taurę parvežė į mūsų kraštą. Konferencijos metu Lina Česnienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėja, išsamiai pristatė esamą situaciją bei pagrindinius iššūkius, su kuriais šiandien susiduria Raseinių krašto žemės ūkis. Apžvelgta bendra rajono žemės ūkio situacija parodė, kad nors ūkių skaičius išlieka stabilus, vis ryškesnė tampa kita problema – ūkininkų bendruomenė sensta, o jaunų žmonių pasirenkančių žemės ūkį vis dar trūksta. Didelis dėmesys skirtas ir melioracijos būklei. Raseinių rajone nusausinta daugiau nei 100 000 hektarų žemės, tačiau didelė dalis melioracijos statinių yra stipriai nusidėvėję. Vien per pastaruosius metus valstybės lėšomis išvalyta beveik 13,5 km griovių, sutvarkytos pralaidos ir drenažo žiotys, tačiau problemų mastas išlieka didžiulis. Ypač sudėtinga situacija susiklostė prie Sujainių tvenkinio, kur formuojasi nuošliauža ir reikalingas viso pylimo remontas. Tam būtinos didelės investicijos, kurių šiuo metu valstybė nenumato. Kalbėta ir apie ūkininkų prisitaikymą prie klimato kaitos. Kasmet daugėja pasėlių draudimo paraiškų. Ūkininkai vis aktyviau naudojasi galimybę drausti pasėlius nuo stichinių nelaimių, o tai padeda valdyti rizikas ir užtikrinti ūkių finansinį stabilumą.
Konferencijoje gausiai dalyvavo ir Seimo kaimo reikalų komiteto nariai. Iš 7 komiteto narių į Raseinius atvyko net 3. Tai parodė ne tik renginio svarbą, bet ir nacionalinio lygmens dėmesį Raseinių krašto žemės ūkio klausimams. Vėliau dalyviai išklausė pranešimus apie aktualius Žemės ūkio ministerijos klausimus, valstybinės žemės įsigijimo galimybės ūkininkams, nacionalinio produkto kokybės sistemą, numatomus 2026 metų mokesčių pokyčius, taip pat dirvožemio sveikatos svarbą tvariam ūkininkavimui. Didelio susidomėjimo sulaukė ir diskusijų dalis. Raseinių krašto ūkininkai aktyviai įsitraukė į pokalbį, uždavė jiems svarbius klausimus, kėlė praktinės situacijas, su kuriomis susiduria kasdieninėje veikloje. Ypač daug dėmesio skirta būsimiems pokyčiams, galimybėms prisitaikyti prie naujų reikalavimų, administracinėms procedūroms, paramos priemonėms bei konkrečioms galimybėms įsigyti valstybinę žemę ir pasirengti mokestinėms naujovėms. Gyvas dialogas leido išgirsti rajonų ūkininkų rūpesčius, o atsakymus pateikę specialistai dalijosi praktiniais patarimais ir rekomendacijomis.